Labas vakaras visiems. Tomas Domarkas, Seimo narys, Plungės Rietavo vienmandatininkas, tai jeigu kas nežino, tai prisistatysiu. Labas vakaras. Seimo narė, komiteto pirmininkė Lina Šukytė Korsakė. Ir dar su mumis vienas kolega yra. Sveiki, gerą vakarą. Kęstutis Bilis, Šiauliai. Ir aš esu šalia jų. Ir man labai smagu. Labai malonu, kad rūpi pilietinės iniciatyvos. Tai aš iš tikrųjų dirbu aplinkos komitete, esu komiteto narys ir taip pat esu jūrinių reikalų komisijos pirmininko pavaduotojas. Tai mano kuruojamas temas tai yra aplinkosauga ir kas liečia jūrinius reikalus, tai labiau kas susijęs su jūra, su uosto darbu, su uosto įstatymu. Ir tie mano darbai Seime būtent atstovauja šitą sritį. Tai toj srity galėčiau galbūt giliau atsakyti, bet be abejo ir visos kitos bendros sritis man nėra nauja. Tai pakankamai daug metų dirbęs ir versle ir turėjęs įvairių situacijų gyvenimiškų, taip kad tikrai patirtis didžiulė, o dirbom iš tikrųjų žmonėm, dirbom Lietuvai, stengiamės. Ir mūsų darbai, kaip matot, nelabai visiems tinka. Mūsų požiūris toks visiems pasidarė pakankamai aštrus. Tai toj vietoj puikiai matot, kas vyksta viešoje erdvėje, kad koalicija mūsų kaip ir byra, bet byra tikriausiai ne dėl to, kad mes gerai dirbam, bet dėl to, kad galbūt kad mes labai stengiamės, kad tam tikri projektai nebūtų įgyvendinti ir mūsų prieštaravimai tikrai ne visiems tinkami. Tai dėl tų pačių grynųjų pinigų, jeigu pasižiūrėtumėt mano Facebook profilį, tai Tomas Domarkas pasižiūrėkit, tai tikrai yra ir pasakyta tiek dėl tų grynųjų pinigų ir kitų klausimų. Tai visada galit man parašyti ir į Messengerį atsakysiu arba tiesiog pasižiūrėti, kokie darbai mano daromi. Aš labai stengiuosi, kad tie mano darbai, kuriuos aš dirbu, kad būtų viešai maksimaliai išviešinti. Tai spaudoj, televizijai daug eterių negaunam, bet tam turim savo kanalus. Tai va, kažkas nori užduoti klausimą, tai prašau, Rikantai. Prašom, tada jeigu jums tinka klausimai, matau rankelė yra. Vigi, prašom. Labą vakarą, linkėjimai iš Londono. Aš nesenai buvau atostogės Lietuvoje ir lankiausi Aukštaitijos nacionalinėme parke. Taip. Ten žmonės yra labai sunerimę dėl grynųjų pinigų apribojimų ir to pačiu panaikinimo. Dabar toks klausimas. Ten gyvena žmogus, katras jau yra 90 metų ir senyvo amžiaus žmonės, jie neturi nei supratimo, nei galimybės naudotis internetinę bankininkystę. Tai aš norėčiau paklausti Seimo narių, katrie balsavo prieš referendumo iniciatyvą, ką daryti tiems žmonėms, kaip jiem gyventi, jeigu grynieji pinigai bus ribojami ir tuo labiau bus išvesti iš apyvartos, kaip tiems žmonėms gyventi. O toks klausimas būtų. Perduokit jiems, prašau, tenai jūsų kolegoms. Šiek tiek pakomentuosiu šiandieninę situaciją. Šiandien mes turim galiojantį įstatymą, kuris leidžia atsiskaityti iki 5,000 eurų grynais. Nemuno aušros pasiūlymas yra pateiktas Seime ir nepraėjo pirmo pateikimo, bet grąžintas tobulinti. Tai mūsų teikiamas įstatymas prašymas yra, kad būtų riba iki 10,000 eurų. Tai šiek tiek paskutinė naujiena, tai antradienį vakar buvo Seimo nario konservatoriaus Mindaugo Lingės pateiktas projektas dėl sumažinimo iki 3,000. Tai mūsų visos frakcijos dėka ir kitų Seimo narių, kurie palaikė, mes šitą įstatymą, kad sumažinti iki 3,000 atmetėm. Ir įstatymas netgi nebuvo suteikta jam galimybės tobulinti. Tai sakykime, vienas iš tokių veiksmų, kuris buvo atliktas vakar, tai nepraėjo iki 3,000 mažinimas, o mūsų teikiamas projektas, kad didinti iki 10,000, kol kas dar yra, kaip pasakyti, veiksme ir dar yra tikimybė, kad pavyks jį priimti. O kas liečia, kaip gyventi žmonėms, tai siekis yra, kad bent jau tą 10,000 mes galėtumėm turėti ir laisvai disponuoti, o kol kas įstatymai nedraudžia ir galim naudotis tais grynais pinigais. Šiandien iki 5,000. Tai atsakiau į klausimą, ar patvirtinkit, prašau. Jeigu dar kažko trūksta išsamiau, klauskit, pabandysiu atsakyti. Taip, jūs į klausimą atsakėt, aš tik tai norėčiau, kad jūs šitą žinutę perduotumėt tiems, kas balsavo prieš referendumo iniciatyvą. Jūsų pastangas mes matom ir mes pritarame jūsų pastangom ir labai malonu, kad jūs dirbate linkme. Ačiū.
Ačiū. Žiūrėkit, aš norėsiu papildyti Tomą. Na, mūsų tai yra tik tais Nemuno aušros 18 Seimo narių, ne visada mes balsavom už referendumą, nes ir buvo mūsų tęsiant atimą buvo tas projektas, bet, kalbėkim tiesiai šviesiai, konservatoriai ir liberalai ir socialdemokratų partija nepalaikė šito projekto ir mums labai keista, kaip jeigu propaguojant regioninę politiką, reiškia stiprinant regionus ir nepalaikyti šitą projektą. Aš nežinau, jie kaltina mumis, kad mes užsiimsim kažkokiu tai neaiškiu veiksmu, nors deklaracijos ir pinigų deklaravimai yra privalomi, tai suprantat, kaip yra. Tai 18 Seimo narių nėra iš tikrųjų didžiulė jėga, bet mes stengiamės žmonėms, stengiamės regionam. Tai užtat Tomas ir sakė, kad Lingė norėjo 3,5, kad liktų tik tais grinaisiais, bet mūsų buvo iš pradžių 15, bet paskui suderinom socialdemokratų partija, kad 10 jie palaikys tūkstančių, bet kai reikėjo balsuoti, nepalaikė ne 10. Tai yra tokia situacija. Tai tiesiog turim šiandien 5,000 galiojančią ribą, tai drąsiai galit pirkinius ir atsiskaitimus iki 5,000 daryti, vykdyti, o dėl didesnės sumos dar kol kas pakovoti teks. Tai tiek. Jolanta, matau, nori paklausti. Prašom, Jolanta. Labas vakaras dar kartą. Aš taip pat esu iš Londono ir mes visi buvom rinkimų stebėtojai mūsų ambasadoje. Tikrai žinot, kad labai daug nuveikėm, daug yra dokumentų pateiktų apie pažeidimus ir mes visi, kad galėtume balsuoti elektroniniu būdu, jungtis į Lietuvą, prisiregistravom prie Paysera banko ir tai padarė labai daug užsieniečių, ne tik iš Anglijos. Ir dabar šiuo metu Paysera bankas nuo rugpjūčio 1 dienos įveda mokestį. Mums reikalinga tik tai, kad atsidaryti, galėtume balsuoti, kad mes ir balsavom už iniciatyvą dėl grynųjų pinigų. O dabar, kad laikyti tą sąskaitą, jie krauna mokesčius, o jeigu nori uždaryti, dar didesnius. Ką jūs į tai galvojate? Man būtų įdomu išgirsti jūsų abiejų nuomonę. Ačiū. Kadangi neįsigilinęs į situaciją, bet manau, kad sudarant sutartį su Paysera banku, atsidarant sąskaitą, ten buvo nurodytos sąlygos, kurias jūs turite vykdyti ir jų laikytis. Tai sunku būtų komentuoti, nes nematau nei sutarties, nei jūsų įsipareigojimų, nei banko įsipareigojimų, bet jeigu jūs galėtumėt perduoti kažkaip tai kas ten ir kaip ir su kuom, tai pabandyčiau atiduoti savo patarėjam, teisininkam, kad jie panagrinėtų, pažiūrėtų ir pabandytumėm šitoje vietoje pagelbėti jums. O dabar tuščiai atsakyti aš nelabai galėčiau, nes tai būtų tiesiog atsakyti klausimą, kur nesuprantu, ką turėčiau pasakyti. Bet tik tai noriu pabrėžti, kad sutartį jūs sudarėt, jūs pasirašėt ir jūs sutikot su tom sąlygom, kokias sąlygas jums pateikė. Tai ar jos prieštarauja kažkokiai tai teisėjai, tai čia vėlgi turėtų jau pasižiūrėti teisininkai toje vietoje. Bet manau, kad jeigu jūs turėtumėt galimybę patys tiesiogiai pabendrauti ir parašyti savo prašymą, pageidavimą, reikalavimus tam bankui, kokios jų sąlygos netenkina, tai vienas dalykas, kaip aš sakau, turėtų vykti derybos tarp jūsų ir jų ir tokiu būdu gal jūs galėtumėt pasikeisti tas sąlygas, kurios jūs tenkintų. Kitas dalykas, aš manau, kad yra ir kiti bankai, kur jūs galėtumėt pasikeisti ir turėti geresnės sąlygas. Nėra tikrai, o šitie pakeitimai atsirado dabar, kada žmonės balsuoja dėl grynųjų pinigų iniciatyvos iš užsienio. Paysera, manau, kad tai nėra Lietuvos įmonė, ar tai Lietuvos įmonė, Paysera? Jeigu jūs duositės, aš surasiu, aš jums persiųsiu jų laišką ir jeigu galite, panagrinėkite, nes tie pakeitimai, jie nieko nepriklauso nuo mūsų. Jie tiesiog stato klausimą taip, kad arba taip, arba ne. Suprantate? Gerai, mano elektroninis paštas yra ir viešoje erdvėje, bet galiu ir įgarsinti tomas.domarkas@lrs.lt. LRS tai Lietuvos Respublikos Seimas. Tai atsiųskit man, prašau, savo laišką ir aš pabandysiu jums atsakyti ir padėti. Gerai? Ačiū labai.
kitą klausimėlį, aš tokį turiu, grįžt noriu prie Vidutės iniciatyvos šiek tiek ir tokį pastebėjimą ir klausimą užduoti jums, vat realiai Seime žmonės turėtų atstovauti Lietuvos piliečius, ta prasme savo rinkėją. O ten vyksta kaip ir partinės kovos dėl pozicijos, dėl vietos ir tie nesutarimai tam tikrais klausimais, aš suprantu, turėtų būti perduodami referendumu. Ta prasme, kad jūs nekariautumėte dėl tų pozicijų tarp savęs, galėtumėte tiesiog paskelbti referendumą ir žmonės už mus visus nuspręstų, ko jie nori. Gyvenamgi demokratiniai valstybei, teisingai. O dabar buvo inicijuojamas referendumas, kuris, Seime kaip ir ginčytinas klausimas ir galėjo žmonės, Seimo nariai pritarti ir tiesiog paklaus žmonių, kaip jie galvoja, ko jie nori ir nebūtų tada tų ginčų ir pykčių. Kažkaip keistai, mums reikėtų, manau, keisti požiūrį ir pradėti iš tikrųjų gyventi demokratiniai valstybėje. O dabar mes kažkaip gaujų kovos vyksta, toks jausmas tam Seime. Kaip manot, kaip išeiti iš to užburto rato, Vidutė bado akciją skelbė tuo klausimu ir gal jūs galite pasisakyti šiuo požiūriu, kaip mums pradėti kažkaip žingsnelius žengti į tikrą demokratiją. Ačiū. Manau, kad pati demokratija ir konstitucija ir Lietuvos statymai mums suteikia teisę. Ta, ką mes dabar darome, tai yra pirmas dalykas, Seime buvo pateiktas projektas dėl šito referendumo, bet vėlgi suprantat, kad balsavimas įvyko ne taip, kaip mes norėjom, kad įvyktų. Tai manau, kad kita teisė, kuri suteiktų įgyvendinti referendumą, yra parašų surinkimas, kas dabar vyksta. Tai jeigu, ta prasme, žmonės išrinko Seimo narius į Seimą. Kiekvienas Seimo narys atstovauja tam tikrą apygardą ir apylinkę. Tai jeigu pasižiūrėtumėt balsavimą dėl to referendumo, tai jūs pamatytumėt, kurie Seimo nariai balsavo. Tai tie, Seimo nariai išrinkti iš tam tikrų apygardų atstovauja savo rinkėjus. Tai ta teisė ir yra, kad kiekvieną apygardą žmonių skaičius renka savo atstovą. Tai pirmas dalykas, kaip demokratinė išraiška būtų, ar teisingi žmonės išrinkti yra tam tikrose apygardose ir ar jie tikrai atstovauja tuos rinkėjus. Nes jeigu rinkėjų valia buvo išreikšta ir tiek viešoje erdvėje, tiek Facebook'e, tiek internete, visur mes puikiai matom, kad žmonėm yra aktualu grynieji pinigai, jų turėjimas ir tie Seimo nariai, kurie neatstovauja savo rinkėjų, tai aš manau, kad tai yra įvertinimas ir ženklas, kad jie neatstovauja savo rinkėjų, o atstovauja kažką kitą. Tai demokratijos išraiška šitoje vietoje būtų tokia. Tai pirmas žingsnis nepavyko, Seimo nariai išrinkti išreiškė savo nuomonę, bet priešingą nuomonę turinčių Seimo narių buvo daugiau, tai tokiu atveju yra sekantis žingsnis surinkti parašus. Tai tokia ta demokratija mūsų, tokie įstatymai. Ačiū už atsakymą. Jonas turi klausimą. Prašom, Jonai. Labas vakaras. Mano klausimas toksai. Gegužės 24 dieną mūsų grupės iniciatyva buvo kiekvienam Seimo nariui išsiųstas prašymas. Tai iš čia esančių tik tai atsakė, kad gavo šį prašymą viena gerbiama Lina. Tai atsakė, kad gavo šį prašymą. Daugiau ten nepakomentavo, ne kaip mano apie tą prašymą, ne taip toliau. Tai iš 4, tai viena iš 4 Seimo narių atsakė mums į prašymą. Vienu žodžiu, davė žinot, kad gavosi tą prašymą. O kiti Seimo nariai, nei vienas netgi nesiteikė atsakyti. Tai kaip dabar išeina, kad Seimo nariai jau čia, nežinau, tenai buvo pasirašę, dar nepasirašę, bet pritarė ne tik tai vien mūsų grupė ir kiti ten, ir partijos tam tikros ten opozicinės tokios ir taip toliau tam prašymui. Tai negi ten negalima pasidomėti ir bent jau atsakyti, kaip jūs galvojate apie tą klausimą, apie tą prašymą ir taip toliau. Ačiū, baigiau. Iš tikrųjų, Lina, suprantu, atsakė, tai puiku. Jeigu aš neatsakiau šitą prašymą, tai labai atsiprašau, bet tikrai ateina daug laiškų ir kartais tiesiog fiziškai neįmanoma to padaryti, bet kadangi turiu jūsų asmeninį prašymą, tai kažkaip parašykite, kad mes su jumis kalbėjom, kur yra eilutė laiško tema.
kad aš matyčiau, kad yra, ta prasme, iš jūsų laiškas, nes aš tikrai labai turiu tiesioginių daug darbų ir kartais atsakyti kiekvieną laišką, fiziškai neįmanoma to padaryti, tai labai atsiprašau, bet kadangi yra mano nurodytas ir telefono numeris, taip pat naudojus Facebook'u, tai kartais tas pasiekiamumas tikrai nėra toks lengvas, nes dėl užimtumo ne visada galiu atsakyti visus laiškus. Tai tiek. Tai lauksiu jūsų pakartotino laiško ir atsakysiu, gerai? Taip, ačiū. Bet tik tai aš manau, kad vis tiek yra patarėjai, kas tos laiškus jie peržiūri tikriausiai. Negi dabar tie laiškai eina iš šiukšlių dėžę visi ir niekas jau ten neatsako. Ne vien tik tai jūsų. Bet suvoktumėt, laiškų kiekį būna nuo 50 iki 150 per dieną laiškų. Tai vien peržiūrėti tos laiškus tikrai užima labai daug laiko. O atsakyti tuo labiau, tai supraskite teisingai, ne tai, kad neatsakiau, o tiesiog pasižiūri laišką, kartais net neįvertini visiškai iki galo visko. Toks fizinis patarimas, žiūrėkit, ateina, matai, kad išsiųstas laiškas yra 141 Seimo nariui. Dažniausiai, tai jeigu yra kažkoks tai klausimas ar kažkokia tai bėda, 141 Seimo nariui, suprantat, kaip yra išsiunčia ir tu visą laiką galvoji, tai žmogus, tai geriausiai yra, kai yra individualizuoti laiškai. Tada tikrai, žinokit, gausit atsakymą, nes jeigu kreipiasi individualiai į Seimo narį, yra visai kitaip, bet kai tu kreipiesi į grupę Seimo narių, tai yra dažniausiai, tiesiog įsivaizduokit, 141 Seimo narys rašytų, kaip pavyzdį, į Vilniaus Kracą įsakytų, kodėl Vilniuje smirdė. Ir suprantat, tai yra didžiulis kiekis, didžiulis darbas, nes kiekvienas Seimo nario, suprantat, patarėjas, padėjėjas ir visą kitą turėtų sukurti tekstą, užklausimą pagal jūsų. Ir tai, kai tu matai tokį kiekį iš karto Seimo narių, kai kreiptųsi, žinokit, tikrai, žinokit, didžioji dauguma išmeta iš šiukšlyną Seimo narių, net nežiūri, nes visi galvoja, kažkas suprantat, atkreips dėmesį. Jeigu tikrai turit kažkokią tai bėdą ar pasiūlymą, geriausiai yra, žinokit, individualizuoti laišką. Tada visiškai kitaip Seimo narys ir Seimo narių patarėjas, padėjėjas, žinokit, ir pasižiūri ir atkreipia dėmesį. Bet kai yra visiems, tai visi dažniausiai galvoja, kažkas pasižiūrės, bet ne aš. Per tokį kiekį, kai mes gaunam užklausus, suprantat, bet jeigu aktualiai yra tema, tai parašai, ačiū gavau, bet tai yra dažniausiai savaitgalį sėdi prie kompiuterį ir visus tada laiškus skaitai ir žiūri, kiek yra aktualus šitas laiškas ir ar tau verta rašyti, nes iš tikrųjų labai daug rašom į institucijas, į savivaldą, į ministeriją, žinokit, rašom labai daug laiškų ir suprantat, kaip yra, kol ateina 20 dienų, darbo dienų praeina, kol ateina atsakymai, arba dažniausiai dar būna, jeigu kažkokia tai išplėstinis klausimas, jie patys dažniausiai ministerija į savo pavaldžias įstaigas siunčia, tai yra, žinokit, pasaka be galo ir tada, suprantat, įsivaizduokit, 141 laiškas ateina į Kracą, Kracas išsiunčia kažkokiai tai atsakingai savo įmoniai, tai koks rautas yra laiškų ir dažniausiai, suprantat, nutrūksta kažkurioje tai vietoj ir aišku, mes neturim to žurnalo, kur susiregistruotumėm, kam išsiuntėm laiškus ir jeigu neateina atsakymas, dažniausiai fiziškai pasimiršta. Jum yra patarimas kaip visuomenininkam rašyti individualizuotai ir nerašyti visiems. Dažniausiai geriausiai yra rašyti tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, dirba sveikatos, jeigu yra kažkoks klausimas, rašyti sveikatos komitetui nariams, aplinkosaugos, rašyti aplinkosaugos komiteto nariams. Tai yra 100% yra geriau negu visiems Seimo nariams. Nes kiti suprantat, kaip yra kultūrininkas, ką jisai dabar domėsis ten žemė ūkiu? Tikrai ne. Švietimėtis tikrai nesidomės žemės ūkiu. Domėsis aplinkos komitetą arba ūkio komitetas. Tai kai rašot tokius laiškus, yra jums didžiulis patarimas, kad individualizuokit ir žiūrėkit, kas tame komitete dirba ir kokiems Seimo nariam galima 7, ten išeina iki 10 Seimo narių. Taip, tai čia yra, tada bus tikslinis darbas. Taip, supratau, bet mes ir parašėm kiekvienam individualiai. Ne, bet viskas tvarkoja. Aš supratau, bet ateityje irgi, kad taip atrašytumėt, aš turiu omeny. Supratom. Ačiū. Jūs gal trukdom, jeigu ką, dar vieną klausimėlį, sakykit, ta prasme, kiek jūs turit laiko, duokit mums žinot, kiek yra noro. Kol turėsim atsakymus, atsakinėjom. Jeigu bus jau per sunkus klausimas, tada laikas baigsis. Tai aš noriu klausimą pratęsti
kaip sako, vat, Seime dėl grinųjų pinigų liktai ir nutarta nekelto klausimo ir iniciatyvos nedaryti dėl referendumo, bet vat, šiuo metu liko kaip ir antras planas. Bet problema yra, kad tas biurokratinis mechanizmas padarytas taip, kad iniciatyvinė grupė referendumų, kuri inicijavo šį būtent dėl grinųjų pinigų pasiūlymą, problema, kad jį traktuojama kaip politinės kompanijos dalyvis ir vat, sulyginama su partinė institucija, partija, kuri turi ir lėšas, ir struktūrą, ir organizacinę visą veiklą išplėstą po visą Lietuvą. Ir mes su jį gaunasi kaip ir reikalavimai tokie pat, paprastai pilietiniai grupiai. Ir gaunasi taip, kad mes negalim viešinti ir agituoti ir propaguoti pagal įstatymus, nebent turim finansuoti, remti, o patys savo asmeninių lėšų neturim, reikia jas surinkti iš žmonių. Ir gaunasi taip, kad žmonės nežino apie šią iniciatyvą, mes jos reklamuoti negalim ir toks užburtas ratas gaunasi ir gaunasi pasibaigs ši iniciatyva ir žmonės, Seimo nariai pasakys, vat žmonės nusprendė, kad jiem nereikia vat, grinųjų pinigų išsaugojimo pakeitimo konstitucijoje, nors iš tikrųjų problema buvo tame, kad mes negalim viešinti, yra sudėtingas biurokratinis mechanizmas ir žmonės apie šią iniciatyvą nieko nežino. Vat iš asmeninės patirties žinau, kai eini rinkti parašų, žmonės apie šią iniciatyvą praktiškai nežino ir jie bijo pasirašyti, ypač kai tu prašai asmens dokumento numerio, tai jie dar labiau išsigąsta. Tai vat, toks kaip ir užburtas ratas ir tos demokratijos dar mažiau gaunasi ir vat, kaip išspręsti tą problemą ir norėtųsi, kad mes šiuo klausimu irgi padirbėtume. Jeigu norim va, tos tikros demokratijos mūsų Lietuvoje, tai gal galėtumėt, turit įžvalgų, pasiūlymų, ar gal ką mums reikėtų daryti, kad šią problemą mes galėtume išspręsti, vat, norėtume sužinoti jūsų nuomonę tuo klausimu. Ačiū. Manau, kad jūsų iniciatyva yra gera, jinai tikrai atkreipia dėmesį. Nežinau, ar pas jūs buvo televizija kažkokia, ar buvo koks reportažas darytas apie jūs, ką jūs čia darot, ką jūs čia veikiat. Buvo, ne? Negirdžiu atsakymą. Ar buvo? Mums leista valanda televizijoje, LRT ir radio stoty po valandą turėjom. Valandikė buvo ten, valandikė ten. Čia pagal įstatymus leidžiama, o visur kitur viskas. Visi bijo viešinti. Per savus kanalus tik turim galimybę, nes vat, įstatymai neleidžia, nebent mes turim mokėti už reklamą referendumo iniciatyvos, o lėšų neturim, o jie bijo pagal įstatymą, nes laukia didelės baudos ir jie už dyką tą darys. Tai va toks užburtas ratas gaunasi. Baigiau. Turėčiau patikslinti jūsų prašymą ir iniciatyvą, kaip tai padaryti, kad jūs nepažeistumėt jokių įstatymų. Tai dabar neatsakysiu, nes neturiu atsakymo, nes tiesiog jo nežinau, tai turėčiau pasidomėti. Tai galbūt aš sugrįšiu su atsakymu, tada ir vėliau šiek tiek atsakysiu tą klausimą. Pasidomėsiu, kokias priemonės, bet aš manau, kad jūs kaip iniciatyvinė grupė turėtumėt kreiptis manau, kad į Vyriausią rinkimų komisiją su aiškiai išdėstyta savo tikslu, ko jūs siekiate raštu, surašyti savo tikslą, ko jūs siekiate ir ta prasme jums tada sudėliotų visą paketą, ko jūs galite ir ko jūs negalite. Ta prasme, jūs turėtumėt raštišką atsakymą ir tokiu būdu jūs nepažeistumėt jokių įstatymų, reklamuodami vienaip ar kitaip pristatydami savo idėją ir savo projektą. Tai rekomenduočiau tą pasidaryti, kad po to nekiltų kažkokių teisinių pasekmių iš tos jūsų iniciatyvos. Tai toks, vat, ką matau iš patirties, ką mes patys patiriam dabar ir kiek esam irgi viešoje erdvėje ir ne viešoje erdvėje puolami, kritikuojami, tikrinami ir taip toliau, tai šitoje vietoje manau, kad galėtume tą padaryti. Ačiū labai, jei galėtumėt padėti, pakonsultuoti šitais klausimais, kaip mums išspręsti tą problemą, būtų labai didelis jums ačiū. Ir dar matau klausimų yra, Tatjana, prašom.
Taip, atsakysiu, mes jau parašėm VRK, VRK sakė, kad viską pagal įstatymą, o kad įstatymai yra nelygiavertiškas ir ta prasme, neproporcingas, nes jis rašomas rinkimo kodekso įstatymas dėl politinės agitacijos, nes mes negalim net sąskaitą paviešinti, nes tai bus irgi reikėjo mokėti. Tai užburtas ratas. Tai jie pasako, kad čia pagal įstatymą. Ar girdit mane? Labai blogai, jeigu galima garsiau kalbėkit, prašau. Taip, VRK jau viską parašyta, jie pasakė, kad jie pagal įstatymą veikia, o tas įstatymas yra padarytas taip, kad jis pritaikytas politiniai kampanijai, o politiniai kampanijai dalyviai tai yra partija arba referendumai iniciatyvinė grupė. Iniciatyvinė grupė, jinai yra be sąskaitos, be biudžeto, be finansavimo, be infrastruktūros, be žinomumo nieko neturi, o partija viską turi. Tai kaip jie gali būti lygiavertiški, į tas įstatymus gali pritaikyti? Niekaip. Tai jau čia vyksta viską per teismus, VRK tik atsako taip, kad įstatymas yra toks ir viso, ir nieko mes negalime padaryti. Tai viską bus per teismus, nieko čia jūs mums nepadėsit. Tai kitas klausimas, mano klausimas buvo kitoks. Dabar vyksta tas dėl branduolinio dislokavimo ginklo Lietuvoje. Ar saugumas gali būti be tarimo, be to, kad su visuomenė pasitarti, nes tada reikia keisti konstituciją, kaip gali ginklą branduolinį dislokuoti Lietuvoje, be tarimąsi, kaip tarėte, be tarimo su visuomenė kalbėjimu. Tai reikia su visuomenė kažkaip tada tą klausimą spręsti, o ne vienasvariškai nuspręsti, kad čia bus ar nebus. Tai vat ką jūsų partija tą mano per šitą dalyką? Mūsų partija jau balsavo dėl šito projekto ir mes pasisakėme prieš ir šitas įstatymas kol kas jisai yra net nepatekęs į Seimą svarstymą, jeigu aš neklystu. Turėčiau patikslinti, bet kiek pamenu, kad nepraėjo šitas projektas. O negali būti, kad Kapčiamiestis būtent ruošiamas infrastruktūrai į būtent branduolinį ginklą? Ne, tikrai ne. Tikrai ne, tai būtų jau per daug. Ačiū. Ačiū, Jolanta turi dar klausimą, prašom, Jolanta. Ačiū, kad leidot antrą klausimą užduoti. Tarp kitko, pas mus pokalbių kambaryje su mūsų judėjimu pilietinės vienybės labai daug dalyvavo iš Nemuno aušros ir mes labai stipriai palaikom jūs ir žinom, kiek jūs tikrina, kaip jūs presuoja ir kiek suprantu, dėl byrančios koalicijos jūs meta iš koalicijos ir čia yra iniciatyva mūsų gerovės vadovo. Kaip jūs žadat atsilaikyti? Pirmas dalykas, koalicija kaip ir pareikšta jau, kaip ir sutartis, negavom dar jokio oficialaus pranešimo, bet teoriškai pranešimas viešas padarytas, bet pagal koalicinę sutartį turime gauti pirmiausia sutarties nutraukimo kriterijus, priežastis arba dėl ko tai vyksta. Tai šito atsakymo kol kas neturime. O kas liečia, kad mes nebesame ar šiandien dar esame, bet po 30 dienų realiai turėtų kaip ir koalicinė sutartis pasibaigti, tada turėtų būti išsirinktas naujas galbūt ir ministras pirmininkas, galbūt ir Seimo pirmininkas, gal ir ministrai kažkurie keisis, o mūsų darbas tada bus vadinamojo opozicijoje. Tai tam tikrą prasme šiandieną mes turėjom laikytis tam tikrų koalicinių sustarimų ir tikrai ne visada visi projektai, kurie patekdavo į salę, į priėmimus, į teikimus, ne visada buvo mums kaip mūsų rinkėjams arba mūsų partijai priimtini, bet tiesiog kada esi turi kartais laikyti sustarimų ir kartais turi nusileisti vienoje vietoje, kad kitoje vietoje galėtum pasiekti savo rezultatą, savo programą vykdyti. Tai šitoje vietoje mums bus lengviau, nes mes nebeturėsime vykdyti tam tikrų įsipareigojimų, kurie mums kartais atrodo nelabai kokie. Tai turėsim laisvę, didesnę laisvę kritikai, nuomoniai, o žmonės, rinkėjai pamatys iš tikrųjų mūsų darbą, kad mes ir toliau dirbam vieningai, dirbam kaip vienas kumštis, atstovaujam savo rinkėjus ir tai, manau, dar labiau sustiprins mūsų kaip partija, kaip tautos atstovą Seime. Tai tiek trumpai galėčiau pasakyti. Ačiū.
Einaras Vildė turi klausimą, prašom. Sveiki, manau bendrauti su jūsų kolegom. Aš irgi palaikau jūsų partiją iš principo, sakykime, su Žemaitaičiu mes ir taip bendraujam Facebook'e dažnai. Esmė yra mano klausimo tokia. Aš manau, kad jūs kaip strategai vis tiek turėjot peržiūrėti visokius variantus. Ir anksčiau buvo tokių minčių irgi. Sakykime, dabar šiam momentui, kokia teisinė galimybė iš viso paleisti Seimą? Aš turiu minį, kad vis tiek 105 Seimo nariai praktiškai pažeidė konstituciją, jeigu taip paėmus, ne? Sakykime, yra principė pagrindo tam dalykui ir Remigijus žino, kokie punktai būtų tą dalyką padaryti. Ir jeigu iš esmės paprasčiausiai ryžtumėtės jūs inicijuoti Seimo paleidimo, kokia procedūra yra? Ar dar visgi jūsų, sakykime, partijos iniciatyvos neužtektų? Klausimą, jeigu galima, šiek tiek suformuokit, nes toks labiau jūsų pasisakymas buvo nelabai... Gerai, dar kartą. Esmė yra tokia, šiai dienai žmonės nepatenkinti Seimu iš principo, sakykime taip, tai kalbėkim taip. Su Kapčiamiesčio poligonu išėjo viešas ir aiškus konstitucijos pažeidimas. 105 Seimo narių, kurie balsavo už Kapčiamiestį, jie praktiškai pažeidė konstituciją ir priesaiką, kurią buvo davę Seime. Dabar klausimas techniškai. Ar užtenka jūsų partijos iniciatyvos būtų, jeigu taip kriminaliai, tiesiog inicijuoti Seimo paleidimą, išankstinius rinkimus praktiškai? Manau, procedūra yra šiek tiek kitokia. Tai pagal galiojančius įstatymus, tai čia reikėtų, kad nesuklaidinčiau jūsų su Seimo paleidimu. Pirmiausia, turėtų būti nesuformuota vyriausybė. Manau, viena iš priežasčių būtų, ta prasme, kada dabar nepavyktų suformuoti ministrų kabineto ir jis, sakykime, nepatvirtintų prezidentas, tada tokiu būdu galbūt prezidentas galėtų paleisti Seimą. Tai čia tokia vienintelė, manau, galimybė, kurią, sakykime, matau juridinė. Kitos galimybės kol kas nėra, bet čia per sudėtinga būtų dabar veltis į konstitucinius pažeidimus ir kitus dalykus, tai čia vėlgi laikėtai užtruktų, nes be abejo teismai nevyksta per vieną dieną. Tai čia greičiausiai bet kuriuo atveju praeitų metai jau gal ir daugiau. Tai nemanau, kad šita pozicija, politika, iniciatyva kažkokį rezultatą duotų šitoje vietoje. Čia mano asmeninė nuomonė, aišku, aš taip galvoju. Ačiū. Tai mes galvojam, gal jūs reikėtų paleisti, nebekankinti. Turit ir taip daug darbo ir labai smagu, kad dalyvaujat, bendraujat su žmonėm ir vat yra kontaktas, o ne, kaip sako, sėdit ten karūną susidėję soste, kaip sako. Tai pabandysim tada jūsų iniciatyvą kiek įmanoma sustiprinti ir galbūt tai bus jūsų projektas per mus. Tai tiek. Labai ačiū. Mes nieko nežadam, bet kiek galėsim, tiek padėsim.